Jis guodėsi tik viena mintimi, kad kitos išeities neturėjo. Kad kitu atveju ji būtų atsirakinusi savo buto duris, mandagiai padėkojusi už pagalbą, ir jie niekada daugiau nebūtų susitikę. Arba galbūt geriausiu atveju ji dar kada nors būtų užsukusi į apačioje esančią kavinę išgerti puodelių kavos, o jis, apsijuosęs savo tamsiai ruda barmeno prijuostę, vargu ar būtų galėjęs sudominti ją įmantriausių gėrimų asortimento. Galbūt jie dar kada nors būtų prasilenkę laiptinėje ir skubėdami į savo skirtingų gyvenimų sūkurius apsikeitę šypsenomis. Bet tik tiek. O paklausta, kaip jai sekasi, ar patinka miestas, žmonės, oras, ar dar kažkas. Ji tikrai nebūtų puolusi jam pasakoti savo gyvenimo įspūdžių. Vos pažvelgęs, iš karto galėjai pasakyti, kad tai labai užimtas žmogus, tikslingai judantis savo gyvenimo kryptimi ir labai branginantis savo laiką. Nors iš tiesų jis negalėjo save suprasti, ar nors kaip nors paaiškinti savo veiksmų, juk jeigu dabar laiptinėje būtų stovėjęs bet kuris kitas žmogus, jis tiesiog taip paprastai būtų nulipęs į apačią, atrakinęs užrakintas kavinės duris ir iš nedidelės, vaiskiai blizgios aukso spalvos saldainių vazelės, išraižytos vijoklinių rožių ornamentais, paėmęs antrajame aukšte nuomojamo buto raktus. Jis būtų pasielgęs įprastai, žmogiškai, savaime suprantamai. Net pats savo jis negalėjo atsakyti į klausimą, kas jį verčia elgtis kitaip. Iš pirmo žvilgsnio galėtų pasirodyti savanaudiškai ir žiauriai, bet galbūt tai tebuvo beviltiškas šauksmas, ieškantis nors krislelio vilties. Ar tiesiog galimybė.